Taigi, čia turime Goes T-Rox 1000 Premium Ultrash Head and Shoulders Dry. Tai praktiškai 13 viename. Bet čia tilptų žmogus. Pabandom, čia būtų geriausia apžvalga. Jeigu briedi tokia kaip tu. Sveiki atvykę į tokias apžvalgas, kur informacijos neduodam, patys linksminamės. Kaip jaunims, kur video daro. Wow. Koks duslus garsas. Two hours later. Čia yra sudėta viskas, kas turėtų būti, tik tai šitas yra papildomai. Jeigu nori dar daugiau ką vežti, gali tam priekį užsidėti. Žiūrėk, šildoma sėdynė. Visur bus apledėjęs žiemą, o šikna bus ša. Va, 2 vietas. Šitą galim išsiimti, užsidėti plastiką, bus 1 vieta. Turi susistiprinti ratai. Kas sakė? Nu, stiprus, pažiūrėk. Ai, stiprus? Eik, tu pažiūrėk. Gali man pasakyti pagrindinius skirtumus premium nuo paprasto? Šildomas rankenas, šildoma sėdynė, amortizatoriai, dujiniai. Moki reguliuoti? Moku. Į čia Goes rašą irgi, matai kaip gražiai. O, tipo patys gamina amortizatorius? Manau, kad taip. Kokie dydžio ratai gal žinot? Čia yra 14. Žiūrėk, tikrai 14. Rimtai. Tenka kokie dydžio? Kokie 28. Nu? Nu, pataikė. Rimtai? Jo, rimtai 28. Daiktadėžės lygiai taip pat kaip ir ne premium. Va, šildoma knopkė. Į čia pradėt šilti. Parodyk, kaip posakiai veikia. Ilgas dabar jungi. M? Work. Ai, režims. Gali būti sportinis, normalus. Ir darbą. Darbinis? Nu, ta prasme, jeigu važiuoji į darbą, pasirenki darbą. Jeigu sportuoti. Jeigu normalus esi, tada normalų pasirenki. Vei. Čia prie jų dedas rėmai, jeigu norit. Atskirai. Lempų nesudaužyti? Jok, į čia kablys yra. O, matos. Laisvas rankas yra. O yra čia kažkoks karplėjus, ar kažkas? Yra karplėjus, yra Android Auto. Čia žiūrėk, va, kroviklė, 1, USB. Grįžti namuką reiks spausti, tada žinokit, matai, žiūrėk, muzika yra. Iš tikrųjų yra laisvas rankas, va, paleidai, žiūrėk. Gali skambinti. Ir tipo čia garsiakalbis kažkur sako, hello. Po taip iš po galą. Pavyzdžiui, nauja kažkokia mašina, modelis naujas. Tai akimirkai yra žiauriai gražus. Tai jis ledas yra. Bet po 10 metų bus pigesnis. Žinoma, kaip iPhone 6, pavyzdžiui. Šitą Goesą ir kitus Goesus. Mesgi Goesų esam kas tokie? Atstovai. Atstovai. Kur mes esam atstovai? Baltijai. Tai praktiškai niekur nerasit Goesų, tik pas mumis. Taip mes šnekame. Taip. Galimai reikia pridėti. Tai yra Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Turime fizinės parduotuvės, turime servizą, galim viską prižiūrėti ir taip toliau. Taigi skambinkite į Mankius.